Labutis. Taigi, nuo gražiojo vakarykščio žygio šiandien mes leidome savo pailsėti. Vau. O čia tai kamštis. Visi paskui avytės, bet kiek jų ten daug. O taip, noriu pakalbėti ir kalbu vidury gatvėse, bet kur, nesvarbu. Pasistatėme kemperiuką netoli štai tokio krioklio, nes būtent nuo čia Deivis ruošiasi startuoti žygiui į Zakulatą. Jei nežiūrėjote praeitos dalies, tai yra aukščiausia Juodkalnijos viršūnė. Tad skaniai savo praleidome dieną namuose ir štai jau ir kitas rytas. Labas rytas, yra lygiai 7, tai lygiai į planą. Tilpau susiruošti ir išeiti į žygį. Palikom Rūtą tenais miegoti toliau. Ir šiandien bandysim užlipti arba bent kiek įmanoma arčiau pasiekti aukščiausią Juodkalnijos viršūnę, Zakulatą. Ir laukia turbūt 11 km žygis į priekį, tiek vat atgal. Rašė, kad apie 10 valandų turėtų užtrukti. Tai jeigu dabar 7, tai tikiuosi iki 5 grįžti. Kelias geras, tik visada į viršų. Dar nėra kilometro nueita, o jau skilta virš 100 metrų. Štai kokie vaizdai. Ir ten matosi kemperiukas. Tai va. Vakar kalbėjom su Rūta, kad atrodo kaip Šveicarijai slėnis visas. Nu va, einu jau 1,5 valandos. Priėjau kavinę. Nedirba kol kas. Ir kažkur ten turbūt ir einu. Sniego yra, bet nepasakyčiau, kad labai trukdytų turbūt. Tai vis pastovi į kalnę. 4,5 km nueita ir 600 metrų skilimas. Metam taką ir einam takeliu. Žiūrėsim, kur nuves jisai čia mus. Štai tokia gamta aplink. Ir einam tokiu takeliu tiesiog. Ir matom tokį savo tikslą. Nežinau, ar šitas, ar kažkur už kampo bus, bet atrodo labai įspūdingai. Atėjom nuo ten, jau einu 2 valandas, nuėjau 6 kilometrus, prisėdau suvalgyti sneakers. Ir pagal žemėlapį matau, kad kažkur čia taip eisim, apeisim kalną iš čionais ir iš ten turėtumėm užkilt, kaip ir šitas gaunas. Rodo dar 3,5 km ir 1,5 valandos. Ką, pagaliau pirmas kažkoks ženklas. Šiaip takas nėra gerai sužymėtas. Jeigu planuotume tai siūlyčiau atsisiųsti kokį žemėlapį. Aš turiu Maps.me. Visai neblogai kol kas. Nu va, ir ant žemės rodo, kad Zakulata. Čia rodo 4,6 km ir 3,5 valandos. Daugokai atrodo. Einam ten. Pirmasis sniegas. Šiaip takas nėra kažkoks labai sudėtingas, bet visą laiką įkalnė, kiekvienu žingsniu į viršų. Tai tas vargina. Ir vakar turėjom poilsį vienos dienos po praeitą žygio. Tai raumenys vis dar skauda, panašu, kad neužteko vienos dienos turbūt poilsio. Lipau, pasirodo, biškį paklydau. O, ir pirmi žmonės šiandien. Ok.
Galvoju, čia reikės eiti, įsijungiau žemėlapį, žiūriu, kad ne. Blogai sužymėtas kelias. Reikia leistis, o tiek jėgų išnaudoti. Pasirodo, yra taks. Kažkaip nemačiau eidamas. Na ir paklausiu, kaip viršūnė. Sakė, viskas gerai. Sniego praktiškai nėra. Labai nedaug. Tai puiku. Reiškia, įlipsim. Oi, kaip gerai atrodo. Nežinau, ar šitas, bet vaizdas gražus. Pasiėmiau tokį rinkinį užkandžiam. Galvojau, toks studentiškas maistas, kas įprasta Lietuvoje. Įvairūs riešutai razinos. Bet čia yra ananasų ir šiaip visokių. Ir pirmą kartą matau kokoso drožlės net yra. Įdomus toksai rinkinukas. O, vau, koks tai tas. Ir sniego matas. Nu, žiūrėsim, kur iš čia bus. Kažkaip dabar galvoju, kad jau tas. Pagal žemėlapį matas. Ir takelis va ten taip eina. Tai pagal žemėlapį šita viršūnė yra aukščiausia Juodkalnijai. 2534 metrai. Nu ir manau per valandėlę užlipsim. Liktais kažkaip taip turėtumėm apeiti ir iš anos pusės. Pirmoji sniego perė. Oi. Nedidelė tokia. Manau, bus ir daugiau. Panašu, kad vis tiek atvedė prie sniego perės. Matau pėdutės. Reikia kažkaip nusileisti iki jų ir kilt sniegu. Šiandien pietums turim burieką, arbatą ir tokį vaizdą. Užkandam ir tęsim. Įrengė iki triusikų. Sniega voliosis. Mačiau prieš tai, kad iš Albanijos pusės ateina. Suprantu. Nežinau, ką jie ten darė, bet juos prigavo, nes atėjo dar 3. O, irgi įsirenginėja. Nu, gal aš jau orgių nežiūrėsiu, einu toliau į kalną. Turim sniego atkarpą. Tai jeigu kažkam kiltų klausimų, kodėl Rūta nėjo ir panašiai, tai Rūta kaip ir visai norėjo, bet pasižiūrėjus, kaip čia kas paskaičius komentarus, nusprendėm, kad ne. Ir iš tikrųjų labai sunku. Eina savo. Jau pavargau, tai su Rūta būtų labai sunku, reiktų išeiti bent porą valandų dar anksčiau. Daug lėčiau eitumėm, nu ir nežinau, šiaip čia atrodo gal kažkiek ir pavojinga, galima nučiuožti žemyn, tai grįžus po kelionės į Lietuvą tikrai nesinorėtų baisios akistatos su uošviais. Geriau Rūtą paliksim saugiai namuose ir grįšim namo neturėdami problemų. Labai gerai, kad įsimečiau šitos akinius, nes per tą sniegą ir saulę nesimatytų praktiškai kur eit. O dabar viskas puikiai matos. Tokie vaizdai. Na ir kaip dabar į šitą, kaip ir reiktų lipti. Gausias vėl per sniegą. Matau, pėdsakai eina. Nedaug liko. Nežinau, ar matas per kamerą, bet eina savo kaip stačiai. Vieni viršų. Kas slidinėja kalnuose, tai čia jau tokia netoli juodos trasos jau trauktų toks statumas. Raudona tai 100%. Ir gal net juoda būtų. Štai mato statumas visas. Labai smarkiai. Atrodo, kad kažkas žemyn tiesiog ant kuprinės atsisėdo ir nučiuožė. Ir ten turėjo būti skaudi avarija tada.
Mes lipam toliau pėdom. O, kokie ten kalnai atsiveria. Sniego atkarpa sėkmingai baigta. Lipam į viršų. Štai taip tirpsta sniegynai. Karštą vasaros dieną. Viršus. O, va čia va. Viskas. Pasiekėm aukščiausią Juodkalnijos tašką. Čia Albanija. Albanija šita viršūnė yra tik 16 pagal dydį. Tai reiškia 15 aukštesnių yra. Bet Juodkalnijoje šita yra oficialiai aukščiausia. Dabar yra lygiai 12. Tai įkopiau lygiai per 5 valandas. 11 km su trupučiu gavosi. Ir aukštis čia 2534. Tai sukilimo gavosi 1500 viršaus turbūt nuo kemperio. Ką dabar pasidairom šiek tiek ir reikės leistis žemyn. Jeigu užlipom per 5, tikiuosi, kad nusileisim per 4, nors lipant žemyn visą laiką bus nuokalnė. Skaudės visai kitus raumenis. Ir spėju atsigavimui reikės ne 1, o 2 dienų. Štai tą pusę gražiausi kalnai. Mačiau, kad 2 užlipo šiandien. Daugiau nesutikau. Nebent nusileido į Albanijos pusę, nes jau keliai buvo išsiskyrę, kai sutikau anuos 2. Ir mačiau, kad iš paskos 1 lipa. Ten jau buvo prieš tai daugiau, bet lipantį toliau mačiau tik 1. Tai turbūt sulauksim. Matysim. Spėju, kad šiandien esu 3 čionais. O ant sniego tai turbūt geriau nelipt ir žemyn nežiūrėt. Čia dar akmens yra. Per šitą sniegą lipt neteko. Visur taip pakraščiu. Išėjo išvengti jo. Šitoj dėžutėj yra knygutė, kur užlipęs gali pasirašyti. Matau, kad 25 metais pirmas užlipimas buvo balandžio 19. Užlipo slovėnai. Balandžio 30, gegužės 4, gegužės 6 lenkai. O, gegužės 7, tai turėjo būti nemažai sniego. Užlipo lietuviai Robertas ir Tadas. Linkėjimai jum, jeigu matot. Parašykit komentarą. Papasakokit, kaip sekėsi, jeigu matot video. Vėl man čia neliūdna, kol Deivio nėra. Karvutis vaikšto aplink kemperį. Sinė. Nuėjo vieną karvę. Paskutinį kartą dar pasigrožim. 40 minučių pasėdėjau, palsėjau, užkandau. Laikas leisti žemyn. Mačiau, kad eina paskui, laukiau viršų užlipęs. Jis į kitą viršūnę nuėjo. Jam turbūt per daug sniego buvo į šitą pusę. Ir pasirinko aną. Aš vėl brendu per sniegą. Ai, ten nėra visiškai sniego, sausas kelias. Manau, ir tie 2 sutikti prieš tai irgi tenais turbūt lipo, nes iš pėdsakų nepasakyčiau, kad šiandien buvo lipta. Ir sąsiuvinė buvo pasižymėta šiandien, tai gal net čia ir vienintelis užlipęs esu. O čia yra toks kaip brolis dvynys,
keliais metrais, man atrodo, žemesnis. Po kiekvieno žingsnio sniego prikrenta už batų. Tai jau šlapia koinė, bet turiu pasiėmęs kitą. Tai po to nusileidęs nuo sniego koinės pasikeisiu, bus gerai. Dar keliai lipa į viršų keletas žmonių dar. Aš atėjau iš ten ir iš čia ateina iš Albanijos pusės šito takeliu. Čia susijungia ir tada jau tęsiasi vienas bendras kelias į viršų. Labai daug atėjusių iš Albanijos pusės. Tai realiai pačiam viršui, realiai ryte, kur mačiau du grįžtančius, jie iš Juodkalnijos pusės, visi kiti, kiek matau, iš Albanijos. Iš Albanijos pusės yra bendrai apie 5-6 kilometrus trumpiau. Ir šitoj sankryžui dar yra toks ženkliukas Peaks of the Balkans. Žemyn nusileis daug greičiau, ne taip pavargau, iš vis net nepavargau. Gal raumenis kažkiek pradeda skaudėti, bet nusileidau greičiau nei per valandą. Į virš valandos turbūt lipau nuo šitos vietos. Ką, paskutinis žvilgsnis į viršūnę. Tenais buvom. Ir leidžiame žemyn. Einam žiūrėti, kaip sekėsi Rūtai poilsiauti. O gal dirbt? Yes, cold. Čia yra urvas toksai, jaučiasi smarkiai, oi, kaip šaltas vėjas pučia. Nors svarbiausia, kad koks grizlis neišlystų iš ten. Einam tryse. Kažkas sėdi kemperį, viską atsidaręs. Ir kaista. Štai ir baigėsi žygis, 4 valandas dabar yra. Nueitas 21 kilometras. Tai iš viso 5 valandas į viršų užtrukau su keliais pailsėjimais. Viršui pailsėjau 40 minučių ir nusileisti realiai užtruko tik 3 valandas 20. Tai gana greitai nusileidau. Nusileidžiant jau be poilsio, nereikėjo stot. Gana lengvai. Tai va toks 9 valandų žygelis šiandien. Ai, laukia čia kažkas sėdi, skaito. Kažkas poilsiauja. Kaip anksti, viskas pavyko? Taip. Rimtai? Taip greit grįžai? Tai per 10 valandų susisukai? 9. Eik, tu savo. Aš galvoju, anksčiausiai, kada jisai gali grįžti, tai 4, anksčiau niekaip. 4. Jo, be 2 minučių 4. Nu. Nu, tai va toks tas mano vyras. Maža to, kad šiandien didžiulį žygį nuėjo 9 valandų, tai dar ir sako, tai mums iki kitos vietos 2 valandas pavažiuoti, tai važiuojam šiandien. Sakau, tu nepavargęs, važiuosim dar šiandien? Ne, sako, galim važiuoti. Anksti grįžau. Nu jo, bet 6 ryto vis tiek kėlėsi, tiek laiko ėjo. Tikrai iš pasakojimų skamba labai sudėtingas žygis. Sakė, aš nebūčiau įveikus. Tai nežinau, kaip jisai čia dar taip vairuoja. Sėdėti reikia, tai viskas. Jo, sėdėti reikia. Keliai, va kaip tik norėjau sakyti, keliai kaip visą laiką. Juodkalnyje turi kažkokius, nežinau, sankcijas platiems keliams, visi keliai siauri ir dar duobėti, kurį reikia nuolat apvažinėti visokias duobės ir duoti kelią kitai mašinai, vienu žodžiu. Na, bet įveikiam. 2 valandos kelio įveiktos ir mes jau beveik kempinge. Va, kaip tik ir privažiuojam jau kempingą. Taigi tai buvo pats įdomiausias mūsų
priėmimas į kempingą. Tai mus pasitiko savininkas, kuris aprodė čia visas valdas. Šiaip, wow, kempingas, net sunku pavadinti kempingu, tokia aikštelė, tokia nedidelė. Bet taip naujai viskas padaryta, dušai, tai atrodo lyg, nežinau, daryta vakar. Žiauriai nauja viskas, gražu. Ir iš to vieno iš dušų įsitraukė Rakijos ir sako, einam išgerti. Aš aišku bandžiau paaiškinti, kad mes alkani labai ir kad čia nuo vieno to stikliuko mums bus out. Sudėtinga buvo šnekėti, nes angliškai kas antrą žodį. Bet išaiškinom, labai buvo jam juokinga, kad čia mums nuo vieno stikliuko bus out. Tai Deivis pasiaukojo dėl mūsų abiejų, priėmė naminės Rakijos, šiaip sakė visai nieko, čia jisai ir pardavinėja ją ir pats su kiekvienu atvažiavusiu degustuoja. Tai viską išrodė, viską Wi-Fi davė, viską parodė ir kur man nueiti, ir kur Deiviui nueiti į dušą ir viskas čiki-piki. Svarbiausia, žmogui smagu ir linksma, kad pas jį atvažiuoja ir kad su kiekvienu galima padegustuoti Rakijos. Tai va, nenorėjau filmuoti, tai mes ten dar prie stalo šiek tiek pasėdėjom, šiek tiek pakalbėjom, kur čia keliaujam, toliau parekomendavo jisai čia kelias vietas. Na tai ir tiek, Deivis nuėjo į dušą, aš toliau darau vakarienę. Nes Deivis nieko nevalgęs ir nuo to vieno stikliuko man pašnipždom sakė, jau labai apsinešiau. Man patinka, kai Rūta sugalvoja, kad su viena lazdelė gali pamaitinti šunį. Ne vieną, giduodu. Nu, 2. Kojytė tau skauda. Tavo kojytė kažkas. Tokios. Nebeturiu daugiau. Viskas. Neturiu daugiau. O tu palakti turi turbūt kur. Košt. Skauda galim kojytę. Neturiu daugiau. Viskas. Nuogas Deivis vandenį pripils. O nuogas, nes karšta. Labai karšta. Kemperį tai jau nuo pat ryto plus 30. Ir šiaip šilta. Dar vakar, kadangi, nežinau, ar nežinojo, kaip pasakyti, kad geriamas vanduo ar kaip. Tai sakom, galime kemperį prisipilt vandens. Jis. Stiklinė. Įsipylė iš ten. Atsigėrė, sako, drink. Tai parodė mums gyvai, kad vanduo yra tikrai geriamas. Pats atsigėrė prie mūsų. Irgi miela. Dar beje, vakar, kai sėdėjom čia kalbėjom, užsiminėm, kad Deivis šiandien buvo aukščiausiai viršūniai, Zlakolata. Ir jis toks aukščiausioj. Taip sakom, Zlakolata. Ne, sako, Bobotov yra aukščiausia. Mes taip su Deiviu šyptelėjom. Sakom, viskas aišku, tai net vietiniai mano, kad Bobotovas yra aukštesnė viršūnė, nors, kaip ir minėjau, 11 metrų yra aukštesnė Zlakolata. Na, bet taip jau jie mano, nors gal iš tikrųjų susiję su tuom, kad visiškai pasienyje su Albanija yra ta Zlakolata ir kaip ir jie net ir dalinasi tą viršūnę, ten jau visiškai pasienis. Gal dar dėl to jie mano, kad Bobotovas, na, nesvarbu. Kaip pagalvoju, ko tam kempinge daugiau tai reikia, va. 1, 2 pavėsinės, keli tualetai, dušas, kriauklė, keli elektros ir vandens, tokie kaip įvadai. Ten va dar pavėsinė tokia mini. Ir viskas. Štai tau ir kempingas. Tiek nedaug te reikia, bet viskas taip glaudžiai, kartais dar net fainiau. Nereikia toli vaikščiot, viskas arti, viskas patogiai. Šeimininkas
be galo malonus, dar atėjo iš ryto, dar kart paklausė, kaip miegojom. Jo namas ten yra už tų medžių. Labai fainai. Angliškai šneka blogai, bet stengiasi labai stipriai. Tai tiek tai reikia. Ir už visą šį kempingą 20 eurų. Kaina gal tokia ir nemaža, bet aplinkui ir taip nėra, kad labai daug ko bebūtų. Tai jau kaip yra, taip yra. Bet visai gerai. Ir išsimiegojom, ir vandens pasipildysim, ir lėksim toliau. Toliau turbūt, kad sostinė.